Sveikučiai, patys pastebėjote, kad nekomentuoju dėl lėktuvų ir tiesa, labai dėkui dar keliems žmogučiam už paramą. Labai pračiukinote, nes aš nieko nemeluoju. Jeigu išleidi viską vitaminam, pragyvenimui nelieka, jeigu išleidi viską pragyvenimui, vitaminam nelieka. O kaip gyventi su tuo, tai konvencijos parašytos Lietuvoje nesilaiko. Man turėtų būti ir finansavimas, ir gydytojai, ir ką jūs girdite, tai jie viską priešingai. Jie riboja man paslaugas, šmeižia, aš net neinu pas juos, nes jie tokia įvarę sistemą, kad ateini, tik įžengi per duris, jie prišmeižia į tą sveikatą klėdesių bei įrodymų iš teisės pusės, tai čia iš viso šmeižtas. Kaip ta durnė, kur nusižudė, tai kokių ten nesąmonį prirašė ir vat negaliu dabar prisiversti pas kardiologą eiti, man buvo tiesiog fobija, kad ir kitas kardiologas nusižudys. Ir tenais ligoninėse klausė, kodėl aš neinu, Lazdynuose klausė. Man įvarė fobija, įsivaizduokit, nueini pas kardiologą, jis nusižudo. Tave apšmeižia, išsidrasko, grasina, paduosi prokuratūrą. Tai čia viena kanalo rėmėja, aš blokavau, nes jinai pradėjo mane įžeidinėti, kad pirmą parėmė labai stipriai, draugavom, paskui pradėjo įžeidinėti, kad rašyk romaną. Ta prasme, apskritai kai kurios dalykus pasakot, ką jie daro, net ir pavojinga yra. Nes kitiems žmonėms, pavyzdžiui, sukelia isteriją tie visi metodai. Tai pačiai rėmėjai sukėlė isteriją, jinai būtinai reikalavo susitikti miesto centre, aš pagalvojau, blemba, kas nors pradės trintis, kažkokie tai snūkiai, taip ir buvo, snūkiai pradėjo trintis, jinai kaip išsigando, jinai drebėti visą pradėjo. Tokių yra labai šlikščių dalykų ir tiesiog, kai žmonių nesiaubint ir, kaip sakyt, kai va čia grįžau su sodo savo prekėmi turgu, kažkoks tarpas buvo, kai jie nevykdė tų savo nesąmonių ir paskui vėl prasidėjo. Ir taip tirštai, bet pamatai, iki kokio lygio nusivažiavę žmonės, kur gyvenime neina į turgų, aš jau jums pasakojau. Profesoriai, dėstytojai. Aišku, kad blaško, tu sėdi, tu nori tą obuoliuką parduoti, tu nesiimi ten krieno kiaušinio, kad neapskūstų, nesgi viską, pamatai tendenciją, kad viską nori apskūsti, koją iškeli. Tokį jie užleidžia tipo ant teroristo, mafiozo, aš teroristas, mafiozas ir aš jeigu tik išeinu iš namų, jau yra nusikaltimas, jau reikia mane skūsti. Tai distraktina, aš atsimenu, mane labai šokiravo. Aš jau buvau pamiršus, kaip tie profesoriai, rektoriai, visi prorektoriai, kaip slankėdavo. Nežinau, kodėl apie tos metodus pasakiau. Čia, kaip sakyt, ne visi tie iš tų spec tarnybų išleidžia tas knygas apie šitus metodus, o čia yra monarchistinių spec tarnybų metodai, čia nėra paprastų. Čia kai Vatutis sakė, mane šmeižė ir su princesė Diana lygino, princesė Diana skundėsi, kad ją atsitrenkinėja girti asmenys. Tai ačiū Dievui mane perspėjo, mane tokie lietuviški specnazai perspėjo apie šitas metodus, kad gali atsitrenkti ir įdurti. Mažiau būk mieste, tai aš ir nesitrinu mieste, kai man nereikia. Tai kiekvieną kartą, kai sako, susitinkam ir dar nurodo, tokią valandą ten ir ten, galvoju viskas, jau ką nors man padarys, kas nors. Tai iš kur čia tos monarchistinės spec tarnybos, ką aš žinau, čia man atrodo, sakau, yra UK, o UK, kai valdo pusę pasaulio, milijardus turi, UK nori Ukrainos teritorijos, UK nori Lietuvos teritorijos, jiem atrodo, kad tie Gediminaičiai ir jiems priklauso, o Šimonytė, atsimenat, rengdavosi princesės Keit stilium ir jai siaubingai netiko. Ir tai pačiai princesei Keit netinka tas stilius, absoliučiai tie bantai, tie kaspinai šlykščiai atrodo. Dabar jie rengia su raudonomis suknelėmis. Ruošia tautą, kad jinai bus karalienė, skaisčiai raudona spalva yra karališka, bet jinai prie gyvo karaliaus ir gyvos karalienės iš tikrųjų taip rengtis neturi teisės. Ten aš nežinau, kas ten tarp jų vyksta. Ten jie tarpusavį to išsi. Tai va, labai ilga prakalbau, aš visiškai norėjau pakalbėti apie lėktuvus. Tai dabar su tais lėktuvais apkaltina Putiną,
šiandien The Sun, aš įdėjau Facebooką, kas sekat Facebooką, kas nesekat, galite sekti mano Facebooką, jis yra atviras. The Sun antraštė ką tik prieš pusvalandį. Putinas nušovė lėktuvą, tai pasakė Azerbaidžano prezidentas. Tokia antraštė, tai prašo antraštės. Ir aš tai tik tai juokiausi, sakau, čia bus anekdotas, kai Putinas bus iš ragatkės nušovęs. Ir azerbaidžanietiško lėktuvo istorijoje figūruoja paukščiai. Kadangi niekas netiki, aš jums esu sakius apie įvykius dvynius, ne? Įvykis dvynys įvyksta. South Korea lėktuvas, paukščių ataka, trenkėsi, besileisdamas, trenkėsi į sieną, oro uoste, iš kur ten ta siena atsirado. Ir visi žūsta, išskyrus 2 yra sužeisti, visi žuvo. Dabar tai įvykiai dvyniai ir natūralios priežastys yra labai aukštų spectarnybų metodai. Kaip jie tai padaro, patys žmonės iš tų spectarnybų nežino. Jie turi versijas, kad yra naudojama šamaniškos metodologijos apsėdamas gyvūnas. Aš tai, kadangi nelabai tokiais dalykais iki galo tikiu, tai aš ieškau visada technokratinių paaiškinimų, labiau, kad droną gal paleido, išbaidė paukštį, bet net Zaporožę bandė atakuoti su lapėmis, ten kiškiais pririšęs sprogmenų. Tai grįžtant prie tos idėjos, tai tu gali paukščiui pririšti sprogmenį. Ir čia gal aliuzija YouTube'e esančią reklamą. Taikos balandis su 10 raketų padėk Ukrainai. Čia yra kažkokia tai kodinė kalba. Kaip tu gali atnešti taiką, jeigu tu taikos balandžiui 10 raketų pririšai? Galima paukščiui pririšti raketą, karveliai naudoti, paštui pernešti, jie buvo labai protingi. Tu gali ištreniruoti tą karvelį, ten skristi ir trenktis į tą lėktuvą. Jeigu tu nenaudoji, kaip sakau, ten tų dronų, dar kažko tai. Tai abudu įvykiai yra dvyniai. Tik tai pirmu atveju Putinas nušovė lėktuvą, o antru atveju Pietų Korėjos prezidentas nenušovė lėktuvo, nes jam apkalta. Vis dėlto parlamentui pavyko ten prastumti prašymą dėl apkaltos. Prieš tai, atsimenat, viešinau, nepavyko. Tai jūs turėkite omeny, šitie įvykiai per daug keisti ir tai iškart verčia mąstyti apie feiko agentūrą, kaip aš ją vadinu, kad nereferuoti jų pavadinimo. Nes viskas iškart referuojasi ten į centrą, tenais tie buvę agentai tikėdavo, kad vien žodžio paminėjimas gali sukelti kokį nors ugnikalnį išsiveržimą. Jie kitokių dalykų tiki, nes jie tiek prisižiūrėjo keistų įvykių, kad jie viskuo tiki. Taip, dėl to aš irgi pasirinkau kitą visiškai pavadinimą. Bet čia jau feikininkų yra darbeliai. Kaip jie tai padaro, niekas nežino, bet įvykiai dvyniai, paukščiai, bet sakau, vienu atveju kaltas Putinas, kitų niekas nekaltas. Tai jūs patys pagalvokite, tą mum ir nori pasakyti, gali būti specialiai paaukojo tą kitą lėktuvą, visus užmušė, ane? Visus užmušė ir pasižiūrėkite reakciją. Antru atveju visi žuvo, niekas nekaltas, pirmu atveju pusė išsigelbėjo, Putinas kaltas. Putinas bus dėl visko kaltas, įsivaizduojat? Dėl visko jis yra kaltas. Zelenskis grasino tapti atominę valstybę, Putinas kaltas, kad bandė sustabdyti, kad Ukraina nepultų pasaulio, netaptų vėl antra pagal galingumą atominė valstybė, nes jinai tada būtų labai pavojinga. Putinas turbūt žino, kas yra Zelenskis. Mes galvojam, kad jis aktorius, kad klaunas, bet pasižiūrėkite, kaip jis kryptingai varo. Tu spontaniškai tokių metodų neišmoksi. Tu spontaniškai būti diktatoriumi neišmoksi. Tai yra specialus paruošimas, iš tikrųjų. Mes iš karto nesupratom, kas yra Zelenskis. O Putinas, kuris bendradarbiauja su Baltarusija, kuri turi vieną geriausių žvalgybų pasaulyje, jisai žinojo, kas yra Zelenskis. Ir už Putino nušauto lėktuvo pirmiausia stovi ne tik paukščiai, bet ir Ukrainos dronai. Ir jeigu galima apkaltinti Putiną, iš karto kaltas Putinas ir tada niekas nebešneka apie Ukrainos dronus, kuriais buvo labai šlykščiai atakuoti
civilinės infrastruktūros objektai Grozne. Tuo momentu, kai lėktuvas turėjo leistis Grozne ir jis negalėjo nusileisti, visur ten skraidė dronai. Ir aš dar kartą sakau, aš tai keliu technokratinę versiją, kai visur skraido dronai, tai paukščiai tiesiog pasibaido. Ir paukščiai tikrai gali įsipainioti į didelio paukščio aparatūrą, ane? Galėjo ir įsipainioti, ir galėjo drono būti nudaužti paukščiai ir su sparnu prakirsti, arba galėjo mūsų mieloji feiko agentūra su savo technologijomis apsodinti tuos paukščius arba kokius nors geležinius gal paukščius paleisti. Dabar aš įsivaizduoju, jeigu dronus galima sukurti, galima ir paukščių imitaciją sukurti. Ir Pietų Korėjos lėktuvas buvo perspėtas, kad jam gresia paukščių ataka. Ir rašo, kad jisai neklausė ir vis tiek leidosi. Tai mes gal išgirsime greitai apie geležinius kokius tai paukščius, gal ten netikri paukščiai, nes anksčiau, jeigu kas kalbėdavo apie skraidančias lėkštes arba dar kažką, tai sakydavo, kad jisai durnas. Tiesa, o kaip ten Amerikoje baigėsi ta drono ataka, ar jau visi įprato. O dabar Amerika, Anglija atakavo kažkokie tai mašinos didumo, autobuso didumo dronai. Ir visi juos mato, visi juos filmuoja, visą naktį skraido, niekas nesupranta, iš kur pas juos tokios batareikos. Ir skraido, ir visi baigia išeiti iš proto, bet visi supranta, kad jie mato tai, ką mato, kad nėra tokios kolektyvinės haliucinacijos. Bet galiausiai visi išeina ten iš proto, Trumpas sako, reikia šaudyti, vienas žmogus pasiima ragatkę, šauna, kažkuris ten dronas prisitreškia, privažiuoja visi, kad ten ne dronas, kad ten kažkoks super duper karinis lėktuvas, kažkoks. Tai vat su paukščiais, sakau, tos agentūros agentai, juos priklausimas tai agentūrai galiausiai išvaro iš proto, kaip ir matant tuos dronus, ir jie pradeda ieškoti mistinių kažkokių priežasčių, vat ir jie tiki, kad gyvūnus galima apsodinti. Mes iki galo nežinom, gal gyvūnus iš tikrųjų galima apsodinti, juk būdavo ir atsodintojai, būdavo, kad užkalbėdavo tenais, ateidavo, kad pieną vėl karvė duodu, užkalbėdavo, arklių užkalbėtojai buvo. Galima gyvūną apsodinti, seniau tikėjo. Tai gali būti, aš visą laiką įtardavau, kad tos super duper agentūros prisiverbuoja šamanų, raganių visokių ir gali labai negražius dalykus daryti. Nes jau du raganius tu pasodink, jie ir medį gali nuversti, ir uraganą sukelti, ir viduramžiais tai tuo labai tikėjo ir žudė, tos raganius degino. Nes super galių turintis žmogus, jisai supermenas yra, jo jau valdžia negali kontroliuoti, tai juos tada reikia sunaikinti. Sprendimo būdas, suprantat, bet Dievas, jeigu sukūrė super galių turinčių žmonės, jisai turi tam kažkokį tai planą. Tai tiek.